Lietuvos kariuomenė nesustojo XIX amžiaus ekologijos lygyje ir kaip vystosi visos technologijos, kaip vystosi karys, kaip vystosi karinės technologijos, lygiai taip pat vystosi aplinkosauginiai arba aplinkos ir gamtos išsaugojimo procesai ir instrumentai. Jeigu Lietuva nebus saugi, tai ir gamta nebus saugi. Tai niekas taip nemylės Lietuvos gamtos, turbūt kaip lietuviai mylėjai. Aplinkosauga be saugumo laikina, o saugumas be aplinkosaugos trumparegiškas. Kągi, sveiki atvykę į dar vieną Kas ir kam tinklalaidę. Šiandien pakalbėsime apie poligonus ir apie aplinkosaugą. Turim ornitologą Marių Karloną. Sveiki, Marių. Sveiki, gyvi. Ir taip pat majorą Kęstutį Čekavičių, kuris taip pat yra ir mokslų daktaras. Duok Dieve būsimas, sveiki visi, bet doktorantas. Doktorantas, tai čia laikom špygas. Apie gamtosaugą šiandien kalbėsim. Labai aktuali tema. Labai aktuali tema. Kapčiamiesčio poligonas steigiamas, Tauragės poligonas plečiamas į Jurbarko rajoną ir pasigirsta tokių nuomonių, kad kariuomenė ir gamtosauga nėra suderinami dalykai. Jūsų galva, Mariau, pradėkim nuo jūsų. Čia suderinama ar ne? Čia galima pakankamai plačiai turbūt plėsti šitą klausimą atsakant. Tai bendrai atsakant, aš manau, kad yra suderinama. Priklauso viskas turbūt nuo noro ir nuo pobūdžio pačio žinomo poligono. Tai vėlgi, kalbant apie bendrai biologinį įvairovę, tai poligonas jokių būdų nėra kažkokia blogybė, atvirkščiai, tai kai kurioms rūšims tiek smulkių gyvūnų, vabzdžių, drugelių, laumžirgių, taip pat kai kurioms augalų rūšims poligonai tampa tokiais vadinamais hotspotais, karštaisiais taškais, nes vis tik tokių atvirų buveinių, kurios būtų smėlingos atviros buveinės, kaip tiesa dažniausiai kariniai poligonai kuriami kažkokiuose pušynuose, smėlėtose buveinėse, tai mes Lietuvoje natūraliai beveik neturim, kadangi po Pirmo pasaulinio karo praktiškai beveik visos Lietuvos nederlingos žemės buvo apsodintos pušynu, ane? Ir beveik visi atviri plotai, ar tai buvo Dzūkijoje pustumos kopos, sakykime, kurios buvo natūralios buveinės su visa biologinė įvairovė, jos beveik sunyko, labai mažai jų liko. Ir kariniai poligonai dar ir sovietmečiu, kadangi jie, sakykime, išliko tokiais taškais, kur ta gyvybė atvirų smėlynų, atvirų pievų, smiltpievių galėjo sustelkti ir išgyventi. Tai kai kurioms rūšims kariniai poligonai kaip tik yra vienintelė vieta praktiškai, kur yra sutinkami tos rūšys. Tai turbūt jeigu čia sėdėtų ne ornitologas, o botanikas, entomologas, tai sakytų, ten važiuojam specialiai tam tikrų rūšių stebėti, nes tik kariniuose poligonuose jos yra sutinkamos. Tuo tarpu, taip jeigu trumpinant visą pasakojimą ir apžvelgti ir kitą pusę, tai vėlgi negalima tikrai sakyti, kad poligonai yra kažkokia panacėja ir gamtos oazė, kur ten tik tais, nežinau, kaip rojaus sodose drugeliai skraido, ir viskas ten yra tyra ir gražu. Tai yra tikrai vyksta ir trikdymas. Tai vienas dalykas yra išmiškinamos teritorijos, sakykime, taip jos paverčiamos pelynės, kur kitos kažkokios rūšys gali tenai, sakykime, ar atviros buveinės, kur gali gyventi, bet yra išmiškinamos ir, sakykime, miškų rūšys yra prarandamos kai kurios, ne? Ir kitas dalykas, tai nėra tik tais problema, kaip visuomeniai tas miškų kirtimai labai yra baisus dalykas, ne? Man tai ne tik tais tas yra ir trikdymas. Tai kad trikdymas yra ir pratybos, kadangi pats esu buvęs karys, žinau, ką tai reiškia, yra ir šarvuotos technikos važinėjimai, ir kitos technikos, ir, sakykime, pratybos, ir šaudymai, ir kiti dalykai, kurių kai kurios gyvūnų rūšys, ypatingai stambiųjų gyvūnų rūšys, neperneša. Ir net nereikia, kad ten jas tiesiogiai išnaikintų jų namus arba nušautų, sakykime, kažkas, bet tiesiog per dažnas lankymasis tas rūšis priverčia pasitraukti. Nes būtinai pakalbėsim dar apie kad tai nėra kažkokia panacėja ir, kaip sakėt, oazė ir kad yra ir neigiamų aspektų, apie kuriuos mes ir čia ir susirinkom pakalbėti atvirai. Dar Kęstuti, jūsų tada įžvalga apie tai, ar suderinama ar nesuderinama kariuomenės veikla su gamtosauga. Tai gal šiek tiek iš toliau pradėsiu, kad tai mano supratimu, kad aplinkos apsauga ir valstybės saugumas apskritai yra labai glaudžiai koreliuojantis dalykai ir jokių būdų nėra priešingybės. Jos tampa priešingybėmis arba gali tapti priešingybėmis tik tais tada, kuomet mes šitas dvi sritis
bandome supriešinti politiškai ir kažkaip kitaip. Tačiau jeigu mes turim sisteminį ilgalaikį poveikį į šitų dviejų labai svarbių nacionaliniam saugumui dalykų derinimą, tai aš manau turime tik tai puikų rezultatą. Apie miškų kirtimus yra daug mitų, kad va, būtent Kapčiamiesčio poligone 14-15 tūkstančių hektarų ir mes visur bus iškirsti miškai, nebeliks miškų, nebeliks vietos gamtai, kur uogauti, grybauti, tiesiog kur žvėreliams būti, florai ir faunai. Ar čia taip tokia yra tiesa iš tikrųjų, kiek bus kertama miškų realiai ir kas bus su jais daroma, kokiais kiekiais bus kertami miškai? Labai gerai Edvinas užvedė ant kelio dėl skaičių. Tai kalbant apie skaičius, visuomet skaičiai geriausiai atspindi realiausią situaciją, nes tai nėra sausas kažkoks pakalbėjimas. Tai kalbant apie skaičius, Kapčiamiesčio planuojamo poligono plotas yra 14,5 tūkstančio hektarų. Visi kalbėjo jau ne kartą, kad Lietuvoje yra 9 kiti poligonai, ar jų trūksta ar netrūksta, tai bendrai irgi, kad susidarytume visi įspūdį, koks tai yra plotas tų poligonų šiai dienai Lietuvoje nuo bendro Lietuvos teritorijos ploto, tai mes kalbame apie 0,5% visos teritorijos užima kariniai poligonai. Pabrėžiu, kariniai poligonai. Jeigu kalbant su mokymo teritorijom, tai mes gal judame link 1% bendros Lietuvos Respublikos teritorijos. Galim iš karto susidaryti įspūdį, kiek tas 1% ir kokią gali turėti įtaką bendriems procesams. Dabar grįžtu prie išmiškinimo arba miškų kirtimų. Tai vėlgi du skirtingi klausimai. Tai išmiškinimas, kada mes iškertam mišką ir keičiam jo paskirtį ir nebeatsodinam arba atsodinam kitoje vietoje. Tai yra daroma su tikslu vystyti tam tikrą infrastruktūrą, konkrečiai karinę arba nebūtinai, jeigu tai nėra poligonas. Ir kitas klausimas - miškų kirtimai. O miškų kirtimai tai yra procesas, kuris vyksta nenutrūkstamai Lietuvoje eilę metų ir vyks ateityje, nes tai yra vienas iš pagrindinių dalykų - turėti miškus ir juos kirsti ir eksploatuoti. Eksploatuoti labiau ir iš to turėti valstybei pelną. Tai kalbant apie skaičius, nepaslaptis, kad Lietuvoje per metus vidutiniškai yra iškertama 20 tūkstančių hektarų. 20 tūkstančių hektarų miškų. Per vienus metus. Per vienerius metus. Tuo tarpu grįžtų prie Kapčiamiesčio poligono mito, kur sklanda mitas, kad mes viską iškirsim, tai dar kartą kalbu apie skaičius, kad planas yra per 4-5 metus iki pilno poligono įkūrimo iškirsti arba išmiškinti tose vietose, kur planuojama įrengti infrastruktūrą, iki 1000 hektaro teritorijos. Tai yra 1%, nuo visų Lietuvoje vykdomų miškų kirtimų apimties. Tai šitie skaičiai, man atrodo, irgi labai vaizdžiai pavaizduoja, kokią mes žalą ateiname padaryti, ar mes iš tikrųjų ateinam tą žalą padaryti. Ir dar kartą aš patikslinsiu tą dalyką, kad kirtimai nevykdomi desperatiškai ir nevykdomi nekontroliuojamai. Jie vykdomi, jeigu ir yra vykdomi, tai ne mes juos vykdom, o atsakingios institucijos, kurios atsakingos už miškų kirtimus. Ir iki to yra suderinamos visos procedūros. Yra pažiūrima visais kampais, nuo aplinkos sauginio, ekonominio naudingumo, socialinių aspektų, šaudyklos ar kitos infrastruktūros įrengimo konkrečios vietos detalizuotos, atlikus įvairius vertinimus, studijas ir plėtros planus. Tai yra kada tuomet būna patvirtinta, priimami sprendimai ir vykdomi tokio ar kitokio pobūdžio kirtimai. Tai žodžiu, kirtimai vykdomi atsakingai, o kaip yra su, pavyzdžiui, gyvūnais? Na, vis tiek kai kurie gyvūnai ir bijo ir triukšmo, ką jau ir buvot užsiminęs, Mariau, kaip jie, kokia jų yra, sakykime, būsena ir gyvenimas poligone ar kariniai mokymo teritorijoje? Na, tai aš visų pirma gal pradėsiu taip sureaguodamas į Kęstučio komentarą, kad visų pirma, miškas miškui nėra lygus ir, sakykime, jeigu mes vertinam nuo šalies procentaliai, kiek ten bus kertama, nesakau, kad Kapčiamiesčio miškai yra kažkokie baisiai unikalūs ir panašiai, bet jeigu mes kalbam
gali būti net ir 1000 hektarų iškirstų, jeigu tai bus, tarkime, Europinės svarbos buveinėse, Natura 2000 teritorijose tai bus daroma, tai gali būti vertingiau už 10 000 hektarų kažkokiam 4 grupės miške ūkiniam. Čia iš karto, Kęstuti, ar bus tokie miškai kertami, Natura 2000 buveinės ir panašiai? Aš iš karto pasakiau, kad bet koks kirtimas, kuris ir bus vykdomas, tai bus tik tais pasvėrus visus už ir prieš ir įvertinus visas aplinkybės, padarant mažiausiai žalos gamtai arba visiškai ją eliminuojant. Tai bus vertinami ir Natura 2000, ir draustiniai, ir rezervatai, ir kitos saugomos teritorijos ar buveinės esančios aplinkui. Tai čia mes kalbam tik apie kirtimus, mes paskui gal vėliau dar prieisim iki karinių pratybų vykdomi. Tai aš vėlgi noriu pasakyti, netgi karinės pratybos, kurios vykdomos arba planuojamos, jos vėlgi yra atsižvelgama į buveinės esančias poligone. Sugrįšim prie karinių pratybų. Pratęsiu. Tai mano žiniomis Natura 2000 teritorijos nėra, aš galiu, sakykime, sakant, ne, bet ten yra keli draustiniai ir jie patenka į karinio poligono planuojamas ribas, ne? Tai žinau, kad tenais preliminariam plane šaudyklas jau liktais planuojama atitraukti, lyg ir nuo tų teritorijų buvo viena šaudykla, kuri persidengė su kurtinių tuokvietėmis, dabar lyg ir Valstybinės saugomų teritorijų tarnyba rado kompromisą su Krašto apsaugos ministerijos planavimu, kad tą šaudyklą tiesiog patraukti iš tenais. Tai tiesioginių kirtimų kurtinių tuokvietėse, bent jau istorinėse, panašu, kad nenumatoma. Tenai, sakykime, ar išmiškinimo, bet tai vis viena patenka į visą karinę teritoriją. Dabar, kaip bendrai, sakykime, gyvūnai tam kariniam poligone, na tai yra, sakykime, ir tų atvejų, kai netyčia kulka paklydėlė kažkur gali pataikyti, bet tai čia yra vienetiniai, sakykime, atvejai ir jie nesudaro pagrindo. Tai va, bet aš vėlgi grįšiu prie tų jautrių rūšių, sakykime, ne, tai vėlgi nekalbu apie drugelius, laumžirgius, visus augalus ir panašiai, kuriem kartais net yra iš to nauda, bet sugrįšiu prie konkrečiai mūsų gamtosauginių organizacijų iniciatyvinės grupės, tai kuriai atstovauju aš ir jai priklauso Ornitologų draugija Lietuvos, tada Aplinkosaugos koalicija, kuri vienyje dar daug gamtosauginių organizacijų, Baltijos aplinkos forumas ir Dainavos gamtos fondas. Tai mūsų pozicija yra būtent labiausiai fokusuota į kurtinius. Priminsiu, kad kurtinių Lietuvoje 25 metų vertinimų liko tik tais nuo 120 iki 200 individų. O kuo jie yra tokie ypatingi? Taip, kodėl jie yra svarbus? Tai yra, sakykime, borealinis reliktas, nes brandžių tokių vakarų taigos miškų paukštis. Lietuva patenka į vakarų taigos regioną, jeigu taip gamtiškai klasifikuotume. Ir anksčiau jisai buvo paplitęs, pakankamai didelį šalies dalyje, ir iš ten ir Šimonių girių, ir Kazlų Rūdoj, ir Karšuvos giriuje, sakykime, dabar, kur bando juos sugrąžinti. Dabar Lietuvoje liko tik tais praktiškai 3-4 vietos, kur jie dar sutinkami, tai yra Labanore, Rūdninkai, Dzūkijos nacionalparkas su Čepkeliais ir Kapčiamiestis. 2 iš tų vietų per pastarosius 5 metus buvo arba steigiamas karinis poligonas, arba planuojama steigti. Tai aš kalbu apie Rūdninkų atvejį. Ir ten buvo irgi pakankamai jų, sakykime, stabili reikšminga populiacija kurtinių. Ir ten buvo, kai buvo Rūdninkose nuspręsta steigti poligoną, gerai, valstybės saugumas ir prioritetas, visi gamtininkai suprantam ir to nekvestionuojame, tačiau buvo pasakyta, kad bus kompensacinės priemonės kurtiniams. Ir spėkite, kur jos buvo numatytos. Kapčiamiesčio poligono vietoje dabar, sakykime, toj pačioj giriui. Tai buvo numatyta, kad kompensuota už Rūdninkus bus Kapčiamiesčio girioje, ten pagerinant kurtiniams sąlygas. Dabar gavos taip, kad vėlgi naujas poligonas planuojamas toj vietoje net ir kur kompensuoti buvo ir vėlgi bus teigiama, sakykime, jiem poveikis teigiamas, ne kurtiniams. Tai, kad teigiamas poveikis bus, tai tikrai klausimas tik tais kiek. Ar kažkiek jų išliks, kas irgi gali būti, kad variantas, nes vis tik čia yra kiek palankesnė Kapčiamiesčio situacija, nes jinai yra besiribojanti su Augustavo giria, tai tikėtina, kad tie kurtiniai gali pasitraukti kažkiek už sienos, kažkiek gal bandys sugrįžinėti, sakykime, kai tos pratybos jai bus ramesnės. Rūdninkose kitas atvejis, nes ten pačios girios centre, aplink Kernavo pelkę, kur yra istorinės tuokvietės, ten yra dabar poligonas. Ten mažiau šansų, kad ta situacija bus, sakykime, geresnė. Tai ir mūsų, sakykime, kadangi tas neigiamas poveikis bus, kai kur gal išnyks visai, kai kur sumažės, ir mes kalbame apie 30% šalies populiacijos, iki 30% šalies populiacijos sutinkamos 2 poligonuose, Rūdninkų ir Kapčiamiesčio giriose, ne? Tai yra reikšminga dalis, tai sakykime, nuo
to 100, 200, 200, jeigu individų šalyje, 300% sutinkama 2 poligonuose, kurie galimai išnyks arba labai sumažės. Tai nekvestionuodami mes pačios lokacijos parinkimų ir suprastami valstybės saugumo prioritetus, mes tiesiog siūlome alternatyvą, pakankamai mūsų galva tokia racionaliai ir objektyvė, kompensuoti tiems kurtiniams kitoje vienintelė pietų Lietuvos teritorijoje sąlygas. Tai reiškia Dzūkijos nacionaliniam parke ir Čepkeliuose, kur jokio poligono nėra, niekas nėra planuojama, bet sąlygos yra pakankamai prastos dėl intensyvios miškininkystės vykimo. Tenais miškai yra 3-4 grupės, tai praktiškai yra ūkiniai miškai ir kurtiniam buveinės nespėja susiformuoti, tik 100 metų sulaukia, nes kurtinys apskritai kur jisai gyvena. Jisai gyvena borealiniuose miškuose. Ką tai reiškia, labai abstraktus žodis, tai yra seni brandūs pušynai. Tai miškininkai turi tokį žodį techninė branda, kai pušis sulaukia 101 metų amžių, jinai gali būti jau iškertama ir dažniausiai taip ir nutinka. Kurtinys pušynė apsigyvena tik virš 100 metų. Tai patys suprantate, kad mes tik tai sulaukę to metų amžiaus, kai kurtinys galėtų gyventi, mes vėl išnaikinam tą buveinę. Tuo tarpu kurtiniai gali gyventi iki 150-170 metų pušynuose. Tai jeigu mes suteikiam Dzūkijos nacionaliniam parke ir Čepkelių apylinkėse, kur yra jų centrinė metapopuliacija, branduolys Lietuvos, geresnės sąlygas, mes numatome, kad ilgainiui per turbūt kokius 20, 30, 40 metų ta populiacija galėtų plėstis ir kompensuoti tą poveikį, kuris bus neigiamas padarytas Rūdninkose ir Kapčiameste. Kitaip sakant, mes suprantam, kad ten tas poveikis bus, bet pagerinę sąlygas kitoje vietoje, kur nėra poligono, mes galim, sakykime, tą populiaciją išgelbėti bent jau iki dabartinio lygmens, koks populiacijos yra šiuo metu. Aš iš esmės nebejoju, kad tie sprendimai, jie jau praktiškai yra, tiek Krašto apsaugos ministerija ir aplinkos ministerija nuolat bendradarbiauja šiais klausimais, tai jie vienokie ar kitokie, jie vis tiek turės būti dar apie pačius kurtinius. Kaip taip atsitiko čia socialinėje medijoje, neseniai matėm, kad Pabradėje 21 metais vyko pratybos ir kurtinio patelė, jeigu neklystu, visiškai šalia pratybų, šalia ginklų, šalia karių jį ten atsidūrė ir nei triukšmas netrukdė, nei, šalia miškų nesančių. Kaip taip atsitiko? Čia labai įdomu. Matėm tą nuotrauką Krašto apsaugos ministerijos, tai gal nesureagavom, sakykime, mums tai gamtininkam pakankamai žinomas reiškinys. Pavasarį dažniausiai nuo kovo iki gegužės mėnesio, tai yra 2 mėnesiai, kai kurtiniam vyksta kurtinių tuoktuvės ir jiem hormonai, pavadinkime taip, kala į galvą. Ir maždaug vienam iš 100, gal truputį mažesnis, sakykime, procentas taip susisuka smegenėlės, ypatingai patinam, kurie eina į kaimus, puola žmonės, puola mašinas, jiem bet kas tampa priešas. Jeigu jis neranda kito priešo, sakykime, kurtinio, per mažai jų likę kurtinių, tarkim, jie bando atakuoti bet ką, ginti savo teritoriją. Kurtiniai prieš rusus kovoja, ar ne? Duok Dieve, užsiūdysim. Tai va, o tuo tarpu patelėm atvirkščiai, jos jeigu neranda patinų, sakykime, nelieka. Pavyzdžiui, dažniausiai tai būna miško kirtimas vyksta prie kurtinių tuo, kad ties patinai įsisklaido, įsigasta, patelės neranda su kuo poruotis ir jos tada bando poruotis su bet kuo. Tai va būtent tos nuotraukos, žinokite, buvo tipinė kurtinio patelės poravimusi poza, kuri buvo prigulusi prie kareivio. Ir ką tai indikuoja, aš nenoriu čia spekuliuoti ar panašiai, bet dažniausiai, kaip sakiau, tai dažniausiai toks elgesys kurtinių būna, kai vyksta trikdymas. Reiškia, kad nėra patinų, nėra su ko poruotis, o patelės labai gerai atsimena istorinės astuokvietės, ir jos sugrįžta į tas vietas, ieško patinų neranda ir tada eina prie bet ko, bus šuo eis prie jo, atsitūps, pakels uodegą, bus žmogus atsiguls prie jo. Tai vis tik aš tai matau, vis tik tai yra trikdymo poveikis, bet iš dalies ir dėl to, kad tai buvo pavasaris greičiausiai, aš nežinau, kada nuotrauka padaryta, bet beveik duodu nukirst pirštą, beveik, ne visai. Tai va ir, kad tai buvo tiesiog patelės poravimosi ritualas, kadangi tai nerado jokio kito patino. Labai realu tikriausiai, kad pavasaris, nes didžiosios ir pratybos vyksta pavasarį, gegužės mėnesį, dar apie pratybas tada. Aš gal dar truputėlį grįžtant prie tų kurtinių, kaip sakau, truputėlį prašnekom ilgai apie kurtinius, bet aš kaip suprantu, mes truputėlį galėtume pažiūrėti plačiau, ne tik iki kurtinius, nes tai yra tik tai viena rūšis, bet irgi klausimas, paneikit arba patvirtinkit, kad kurtiniams daro, jau kaip sakėt, neigiamą įtaką poligonai, bet čia dar neįrodyta, tik tai hipotezė, bet paneikit arba patvirtinkit, kad kurtiniams daro neigiamą įtaką žmonių
lankymasis intensyvus teritorijose, kur jų yra buveinės ir tai daro vienaip ar kitaip, reiškia, trikdymą jiems patiems ar jų populiacijai. Tai pirmas dalykas dėl nepatvirtinta. O sugrįšiu dėl tos replikos, tai iš esmės yra patvirtinta, tai vis pirma, rūdninkose tuokvietė prieš 2 metus visiškai iškirsta, ten net išmiškinta, aš to neminėjau kol kas, tai sakykim, ten jau sunaikinta 100%, sakykim, tai čia jau nėra nei ko tvirtinti. Ne, sakykim, aš pertrauksiu truputėlį dėl poligone vykdomos karinės veiklos, o ne dėl poligono įkūrimo arba įgalinimo įveiklinimo procesų. Tai čia kalbam taip, kada iškirtai vietovę, kurioje veisi taip, tai aš klausiu, ar turime faktų teigiančių arba įrodančių moksliškai, kad karinių pratybų veikla poligonuose tiesiogiai neigiamai ir kaip tai neigiamai paveikia kurtinių populiacijas. Ir kitas klausimas, kaip sakau, buvo, ar juos trikdo lygiai taip pat ir urbanizacija arba antropogeninė veikla ir lankymasis teritorijos. Taip, tai dar greit trumpai atsakant dėl tų tyrimų, tai taip, yra dalis, sakykim, stebėjimų, jeigu rentumėmės tiek VSTT ar tenais ornitologų draugijos stebėjimais, kurtiniai, sakykim, kažkiek traukiasi į pakraščius. Vienas dalykas, sugrįžtant prie kitų veiklų, tai čia vienareikšmiškai, tik aš nenorėčiau užsiminėti votabautizmu vadinamo, ne? Va, tai tas dar blogiau daro, ten kažkas kažkokį nusikaltimą padarė, tas 2 nusikaltimus padarė, aš to nekaltas. Tai mes ne apie tai kalbam. Man atrodo, kad ta prasme bendrai apie kurtinių būklę ir kas trikdo. Taip, yra kelios priežastys pagrindinės, dėl ko tų kurtinių mažėja, ir tai nėra poligonai. Reikia suprasti. Pirma priežastis tai yra ūkinė veikla miškuose, tai bendrai Lietuvoje ir jų, sakykime, tose buveinės, tai yra Labanoras, Rūdninkai, Dzūkija, buvusi Karšuvos ir panašiai, kur, sakykime, buvo sunaikintos buveinės arba per intensyviai ūkininkaujama miške. Vienas dalykas. Antras dalykas yra plėšrūnų gausa. Žinom, kad dar prieš 340 metų plėšrūnai buvo aktyviai medžiojami, tai yra ir lapės, usūriniai šunys, ir krankliai ir panašiai, tai šernai irgi, kurie dažnai mėgsta pasmaguriauti kurtiniais ir ypatingai jų kiaušiniais. Tai toks kaip usūrinis šuo arba šernas, tai jisai net pavasarį knisa, ieško lizdų, ir jeigu yra pakankamai didelė gausa plėšrūnų tiek ir kranklių, tai vėlgi yra neigiamai veikiama dar papildomai. Trečias jūsų minėtas jau veiksnys yra žmogaus trikdymas. Tai ar tai būtų jau mano minėtas kažkokie kirtimo darbai, ar tiesiog žmonių važinėjimas, lankymasis tuoktavietėse, tuokvietėse, kelias nutiesimas kažkur greta automobilių važinėjimas, grybautojai, žinoma, grybautojai dažniausiai rudenį būna, bet jei pavasarį ypatingai tenais kažkas lankosi daugiau miške, tai vėlgi yra sutrikdoma jų gyvenimo ciklas, tuoktuvės, ir jie gali nesusituokti, nesulaukti palikuonių, o kurtinys veisias tik tais apie 3 metus. Jeigu mes, tarkim, sutrikdom 1-2 ciklus, tikėtina, kad populiacija gali iš viso tą tuoktuvį išnykti, ne? Tai pakankamai yra jautru. Tai mes kalbam apie visų poveikių, sakykime, tokį efektyvumą, neigiamą poveikį, ir be jokios abejonės šie poligonai nežaidžia pagrindinės rolės. Bet kai yra dar vienas papildomas, sakykime, toksai reikšmingas trikdis, kai lieka šalyje vos tik virš 100 patinų, ne, mes turim ieškoti priemonių, kurios išsaugoti tą rūšį, nes ją sugrąžinti yra be galo sunku ir kainuoja milijonus sugrąžinti rūšį, ją atkurti vėliau. Tai dabar yra pats tas laikas ieškoti kompromisų tiek planavimo procese karinio poligono, tiek ir kompensuojant rūšį kitose buveinėse. Absoliučiai pritariu šitam klausimui. Tai ir tai noriu pastebėti, kad tiek Lietuvos kariuomenė, tiek Krašto apsaugos ministerija ir visi pareigūnai imasi visų atsakingų veiksmų jau eilę metų, ir tai darys ateityje, būtent, kad išsaugoti aplinkos apsaugą. Ir vėl aš grįžtu prie saugumo klausimo. Mano supratimu, ir drįsiu drąsiai teikti elementarų teiginį, kad jeigu valstybė nėra saugi, tai kalbos apie aplinkos apsaugą arba aplinkos apsaugos politikos vystymą ar apie gamtos apsaugą net negali būti. Tai pirmas dalykas, reikalinga saugi valstybė, kad jinai galėtų užtikrinti ir rūpintis gamtos apsauga ir aplinkos apsauga ilgalaikiai perspektyvoje valstybėje. Ir paneigsiu dar vieną mitą, ne, kad poligonai yra priešas gamtos apsaugai ir tai visiškai nesuderinti dalykai su aplinkos apsauga. Tai priešingai, mano supratimu ir mokslininkų įrodyta yra, kad tai yra poligonai, tai yra vietos, kurios yra mažiausiai paliestos antropogeninės veiklos, urbanizacijos, o nepaslaptis, kad tiek urbanizacija, tiek žemės ūkis, tiek kita industrializacija, tai reiškia, yra didžiausi veiksniai, tie globalūs 3 momentai, kurie
labiausiai žaloja ir veikia aplinką ir gyventojus, ir visas ekosistemas, ir ne tik kurtinius, aš čia turiu galvoj. Kaip ir sakau, mes visi labai paprastai reaguojame, priimame kaip normalų dalyką triukšmą sklindantį magistralėje kaip normalų dalyką. Arba miestų centruose triukšmo lygį vėlgi priimam kaip normalų dalyką. Tačiau iš poligono tikimės, kad tai bus absoliučiai sterilu ir nesukels jokio triukšmo. Tai netgi ir jeigu poligonuose kažkoks triukšmas kyla, tai aš noriu pasakyti, kad jis yra epizodinis, jis yra kontroliuojamas, jis yra valdomas, yra sudaromi triukšmo modeliavimo žemėlapiai ir studijos ir yra priimami sprendiniai tiek to triukšmo ar bet kokios kitos taršos mažinimui ar visiškai eliminavimui. Ir būtent planuojant šaudyklas Kapčiamiesčio poligone, tai ir bus atsižvelgiama tiek į tam tikras buveinės, tiek į draustinius ir tuo pačiu metu atitolinant šiek tiek nuo gyvenviečių, kad būtų ta natūrali apsauga nuo triukšmo, kas yra miškas. Tai čia irgi tikriausiai yra svarbu pažymėti. Apie pratybas pašnekėkim. Kaip kariuomenė tvarkosi, kaip prižiūri aplinką, kaip tausoja gamtą pratybų metu? Ar yra kažkokie reikalavimai? Tai nesileisdamas per daug į detalės, tai be abejonės, kad yra reikalavimai ir galioja visiems Lietuvos kariams, visi Lietuvos Respublikos įstatymai, įskaitant ir aplinkosauginius reikalavimus. Taip pat ir tarptautinės reguliacijos ir tarptautinės normos. Tai, bet pradedam nuo to, kad pratybos vyksta pradžiai nuo planavimo. Planuojant pratybas yra skiriamas užduotis visiems pareigūnam, atitinkamai ir už aplinkos apsaugą atsakingiam pareigūnam užduotis, ką jie turi padaryti, kaip pasiruošti pratybom, kokių prevencinių priemonių imtis. Aš visuomet pradedu nuo prevencijos. Nes pirmiausiai prevencija tai yra vienas svarbiausių dalykų bet kuriam epizode, bet kuriam etape, kad nereikėtų šalinti neigiamų padarinių. Tai taip pat tai reiškia tinkamas planavimas. Sekantis momentas tai yra pats pratybų vykdymas, atsakingas. Aš grįžtu prie atsakingas dėl to, kad noriu akcentuoti vėlgi skaičiais, tokiais paprastais, kad nepaslaptis, kad NATO alijanso sudėtyje arba NATO valstybė mes jau esam bene 3. dešimtyje, lygiai taip kaip Europos Sąjungoje. Tai mes esam pakankamai subrendus demokratiška ir vakarietiška valstybė, besirūpinanti aplinką ir jos išsaugomų ir gamta. Tai pratybų vykdymas poligonuose, ar kur tai bevyktų, jisai vėlgi yra vykdomas pačios pratybos atsakingai, nedarant neigiamo poveikio, eliminuojant jį, sudarant sąlygas ar atsitraukiant nuo pratybų vykdymo jautriose buveinėse, išsaugant žinomai nykstančias rūšis, atsitraukiant nuo tų vietų, atsižvelgiant taip pat į kitas ekosistemas, kaip kalbėjau, gyventojai, viena iš jų dalis irgi stengiantis pasišalinti arba sudaryti kuo didesnį atstumą arba buferį nuo gyvenviečių, nekeliant jiems triukšmo, nesudarant neigiamos įtakos, kad ir epizodinės, bet kokiu atveju tai neigiamas. Toliau, trečias dalykas, aš grįžtu, kadangi moderni kariuomenė, tai yra technologijos ir inovacijos. Tai jeigu kariuomenė yra tiek tarši arba tiek žalojanti gamtą, kiek jinai yra nemoderni, tai nepaslaptis, kad Lietuvos kariuomenė yra modernėjanti kariuomenė kiekvienais metais ir nebeturim nei technikos tokios, nei įrangos tokios, kuri šiai dienai mitose sklando, kad mes ateinam tik tai žaloti, išlieti ir sugadinti viską. Tai viskas yra technologijos tiek pažengusios į priekį, kad net mums sunku suvokti, kad jos yra labai, kaip sakau, draugiškos aplinkai. Bet vėlgi aš grįžtu prie to, poligonas tikrai nėra sterili vieta. Tikėtina, kad gali įvykti ir tam tikrų avarijų ar dar kažko, bet mes jų, jeigu girdim, tai vienetais arba paskutiniu metu man tikrai neteko girdėti tokių momentų per visą Lietuvos teritoriją, kur bevyktų pratybos. Ketvirtas bene momentas, aš kalbu apie bendradarbiavimą tarp institucinį, ką vykdo kariuomenė, glaudžiai bendradarbiaudama su specialistais, nes kariuomenė akcentavo ir akcentuoja dabar pagrindinį dalyką kaip kompetenciją. Kariuomenė ir ministerija vertina kompetenciją ir mes neturėdami tam tikros kompetencijos arba jos tokant visada kreipiamės į specialistus, bendradarbiaujam tiek su saugomų teritorijų tarnyba, su aplinkos ministerijos kitom institucijom, su valstybinė miškų urėdija, tiek švenčių metu, ar miškasodžio, ar inkilų kelimo, ar rūšių apsaugos, visose srityse. Tai tas yra bendradarbiavimas vykdomas betarpiškai.
Ir turbūt 5 dalykas irgi gal reikėjo į 1 vietą statyti, bet nesvarbu, bet tarkim, tai yra karių švietimas ir mokymas. Tai jis prasideda ne tik tai, kaip kariui mokėti elgtis su ginklu arba kaip nukauti priešą, bet prasideda nuo taikos sąlygomis veikimo poligonuose, gebant išsaugoti aplinką, nepadarant žalos gamtai. Tai viskas prasideda nuo švietimo. Tai yra mokymas, nuo aplinkosauginis mokymas, priklauso nuo lygmens, tai nuo žemiausio lygmens iki aukščiausio lygmens su visom atsakomybėm ir pasiekmėm. Tai dėl to tikrai griausiu ir dar vieną mitą, kad poligonai yra gamtos naikinantis objektas, gamtą naikinantis objektas, o priešingai, kaip aš sakyčiau, dėl nevykstančios arba minimalios, arba nesančios šalia jokios urbanizacijos arba žemės ūkio taršos ir lankymosi poligone ir trukdymo ir trikdymo buveinių ir ekosistemų, mes esam viena ir plus vykdant kontroliuojančius visus mechanizmus, užtikrinant gamtos apsaugą ir aplinkos apsaugą, mes esam viena labiausiai pažengusių vietovių ar objektų Lietuvoje, kur mes galime jis tam tikrais momentais gretinti su saugomom teritorijom ar jautresnėm buveinėm. Poligonas bus steigiamas ne tik Kapčiamiestyje, bet taip pat bus ir plečiamas Tauragės poligonas į Jurbarko rajoną. Ten yra pesticidais užteršta vieta. Lietuvos kariuomenė tikriausiai irgi įsipareigoja sutvarkyti tą vietą, kuri yra užteršta. Vėlgi labai geras pastebėjimas, Edvinai, tai mes įsipareigojam, faktas, ir sutvarkysim. Ir Lietuvos kariuomenė labai paprastą dalyką taiko pratybų metu, grįžtų prie pratybų. Jeigu atėjęs padalinys ar karys į teritoriją, kurioje planuoja vykdyti pratybas ir tenais randa šiukšles, nebūtinai kieno, ar prieš tai buvusių pratybų dalyvių, kas yra labai retai sutinkama ir praktiškai nebūna tokių dalykų, ar civilių gyventojų besilankančių poligono teritorijų ir palikusių šiukšlės, tai reiškia, de facto tai tampa šiukšlės to kario, kuris jas jau rado ir jisai jas sėkmingai susirenka ir sutvarko taip teritoriją. Tai lygiai taip pat su ta teritorija, ką jūs paminėjot, pesticidų sandėlis, ar kas tai ten bebūtų, vietovės, kurios jautrios ir užterštos ir šiai dienai kelia didelį rūpestį ir susirūpinimą savivaldoms, šiuo atveju tiek Jurbarko, tiek Tauragės savivaldybėms. Tai jau yra sutarta, kad tos vietos bus atitinkamai sutvarkytos. Ką reiškia sutvarkytos? Teisės aktų nustatyta tvarka, utilizuotos ir atlikas tvarkančių įmonėms priduotos visos tos pavojingos atlikos ir tos teritorijos bus išvalytos ir sėkmingai parengtos tiek pratybų vykdymui, tiek galų gale lankymosi miške ar aplinkinėse vietovėse. Mariau, jūs pats buvot privalomos karo tarnybos karys. Patiko Lietuvos kariuomenei? Labai. Aš manau, kad čia jau truputį iš kitos temos, bet tikrai rekomenduoju ir manau, kad tą turėtų praeiti, tame turėtų pabūti turbūt kiekvienas Lietuvos jaunuolis. Tai ne tik dėl to, kad žinotume, kaip ginti Lietuvos šalį, bet tai duoda labai daug pridėtinės vertės. Man, pavyzdžiui, aš ganėtinai stipriai pasikeičiau po karinės tarnybos ir ta prasme tiek savo laiko planavime, tiek, bendrai, sakykime, gyvenimo požiūrį tvirtume, sprendimuose, priėmimuose. Tai vienareikšmiškai naudingas dalykas žmogui. O bendrai, sakykime, kalbant, tai žinoma, kaip gamtininkas, jeigu man sakytų kažkas, turim tobulą pasaulį, jokio čia nieko nevyksta, ar poligono reikia ar nereikia, tai sakyčiau, kad geriau tada aš rinkčiaus natūralią gamtą be poligono. Dėja, tokio pasaulio neturim. Mes tą puikiai turim suprasti ir neturim tokios prabangos dabartiniam geopolitiniam kontekste ir poligonas vienareikšmiškai yra reikalingas. Tai su tuo gamtininkai visi, gal ne visi, bet sakykime, kurios aš atstovauju, pagrindinės Lietuvos organizacija sutinka, tik tais reikia ieškoti tų būdų, kaip mažiausiai mes galim pakenkti, o jeigu matom, kad pakenksim, reikia kažkokį būdų, kaip mes galim kompensuoti, sakykime, tuos dalykus. Tai tiesiog reikia to bendradarbiavimo, kuris mano galva šiuo metu ir vyksta ir tikėkime, kad tie sprendimai, jie tiesiog nuguls jau popieriuje, ne tik mūsų podcast'o šnekose. Jums pačiam tenka apsilankyti kariniuose poligonuose, pasižiūrėti, kaip ta gamta, ar jinai yra, kas ten iš esmės yra likę, gyvena?
Tai dar visai neblogai atsimenu ir iš tarnybos, tai tikrai teko pamaišyti tiek labai gerai rūdninkų, Ruklos, tada Pabradės poligonus, tai gal turbūt daugiausiai tuose, sakykime, teritorijose. Vėliau jau kai išėjau į rezervą, tai tiesą sakant, tokį ornitologų draugijos iniciatyvą, kaip tik ten vykdėm, kėlėm inkilus kukučiams. Ir viso Lietuvoje iškėliau 260 inkilų Lietuvos raudonos knygos paukščiams kukučiams pagal žmonių duotas koordinates, kurie buvo pastebėti. Ir paradoksas, kad geriausias užimtumas buvo kariniuose poligonuose. Tai va, kitur buvo mažiausiai užimto, karinės poligonas kukučių gausa buvo pati didžiausia. Kodėl? Kelios priemonės, dėl to, kad ten kažkas, sakykime, yra labai specifiško, bet vienas dalykas, kad nėra ten varnėnų, tai va, sakykime, nėra konkurento kukučių, kuris užimtų tą inkilą. Kitas dalykas, kukutis yra smėlynų paukštis. Ir to sakiau, kaip buveinės, smėlynų buveinės, atviros buveinės, kai kurioms rūšims, net raudonosios knygos, jos yra labai palankios. Tai va, būtent kukutis, ko puikiausiai gyvena, turbūt ir majoro žino apie dirvoninį kalviuką, kuris yra neatsaugomas kai kuriuose kariniuose poligonuose. Tai irgi tokia tipinė smėlynų rūšis sutinkama Lietuvoje tik tais poligonuose praktiškai ir Kuršių nerijoje, ten, kur yra smėlis. Tai yra rūšių tikrai, kurios prisitaiko ir netgi išnaudoja taip kaip tokį benefitą, teigimybę, ne? Bet, kaip minėjau, mes kalbam ir apie kai kurias rūšis, kurioms yra pakankamai reikšmingas poveikis ir turim tiesiog ieškoti rakto į jų apsaugą. Dar paantrinsiu ir tiek, tai mes kalbam tik apie gyvūnus ir paukščius, bet dar yra ir gėlės, ar šilagėlė, kur ir pakankamai mes žinome, kad jos veisiasi labai puikiai ir dauginasi kariniuose poligonuose. Bet nepaslaptis, kolega paneigė vėlgi tą mitą, kad poligonai ir gamtos apsauga iš principo yra priešingybės, jos nėra priešingybės. Tai ir kitas dalykas, kalbant apie tai, kad reikia atkreipti dėmesį ir saugoti tas rūšis, kurios potencialiai gali dėl tam tikros karinės veiklos turėti tam tikros neigiamos įtakos. Nors vėlgi pastebėsiu tą momentą, kad gamtoj laisvų vietų niekada nebūna. Ir netgi vienai rūšiai, nebūtinai saugotinai pasitraukus, ta vieta niekada neliks tuščia, jinai toj pat bus užimama kitos rūšies. Tiesiog mokslininkų tai vėlgi nėra įrodyta, bet gamta yra toks procesas, kuris pats savyje tvarkosi ir tam tikrą nišą užima kita rūšimi. Ir gal aš vėlgi grįšiu prie to dar vieno momento, kaip sakau, aštrią frazę tokia pasakysiu, kad esu girdėjęs tokį irgi mitą, kad aplinkosauga trukdo gynybai. Jokių būdų ne. Aš manau, kad aplinkosauga ir rūpinimasis aplinkosauga ir gamtos apsauga modernę NATO kariuomenę verčia būti atsakingesnė. Tai yra labai svarbus momentai. Ir noriu pabrėžti, kad Lietuvos kariuomenė nesustojo XIX amžiaus ekologijos lygyje. Ir kaip vystosi visos technologijos, kaip vystosi karys, kaip vystosi karinės technologijos, lygiai taip pat vystosi aplinkosauginiai arba aplinkos ir gamtos išsaugojimo procesai ir instrumentai, kad mes, turėtume tuos dalykus išsaugotis ir galėtume tiek. Nes saugios valstybės pagrindas tai yra būtent gamta ir aplinka, kurią mes saugome ir giname. Ir tikriausiai tų yra konkrečių pavyzdžių, sakykime, galim į dirbtuves kokias garažo nuvykti ar, nežinau, plovyklą ir kaip ten yra tas vanduo, nešvarus vanduo perdirbamas ar tepalai, nepamatysi tokio dalyko, kad prasiskverbtų į žemę, viskas yra labai atsakingai surūšiuojama ir labai dažnai prikeliama yra antram gyvenimui. Mariau, kažką dar norėjot papildyti? Taip, norėčiau turbūt irgi tuo klausimu pritarti, kad kartais aplinkosauga su krašto apsauga gali eiti koja kojon ir viena kita papildyti. Yra labai turbūt šių dienų aktualija, pakankamai tokia aktuali, tai pelkių šlapynių atkūrimas pasienio ruože, suformuojant tokį gynybinį ruožą, miškų apsauga pasienio ruože, formuojant tokį natūralų gynybinį, sakykime, įtvirtinimą. Ne? Tai čia visiškai, ta prasme, atitinka ir gamtosaugos interesus. Jeigu mes atkūrinėjom šlapynės, pelkės pasienio ruožę, padarom sunkiau šalį įžengiamą, lygiai taip pat miškus apsaugant tame ruože, tai vėlgi tai yra teigiamybė. Tik tais, sakau, nenorėčiau aš visko generalizuoti ir sakyti, kad poligonai ir karinė veikla yra tik tais gėlytės. Yra niuansų. Su tuo, man atrodo, mes visi sutinkam, bet aš irgi tikrai noriu tą paneigti mitą ir viešai, kad poligonai yra kažkokia blogybė ir kad čia tik kerta miškus, naikina ir panašiai. Taip nėra. Tai jeigu taip net generalizuotai kalbant, tai
klausimas net daugiau pliusų ar minusų. Gal net ir daugiau, sakykime, kartais yra pliusų kai kurioms rūšims, bet kai kalbam apie ypatingai kai kurias retas rūšis, mes tiesiog negalim užsimerkti. Kurtinys yra vienas tų vėliavnešių, kuris, sakykime, tie 100 individų, sakykime, 150 individų šiuo metu dabar iškėlė vėliavas ir sako, kažką darykit tik tais, nes jį pradę mes tiesiog prarasim jį, galbūt negrįžtamai. Beprotiškai gražus paukštis. Kaip ir turbūt visi dabar mes čia sėdinti sutiktume, kad faktas tas, kad poligonas nėra iš savęs ekologinė problema. Tai turbūt problema būtų tada, jeigu mes nežinotume, kaip tą poligoną valdyti. Jeigu mes žinome, kaip jį valdyti ir darome tai teisingai, tai mes turime puikiai subalansuotą karinę teritoriją arba karinių pratybų vykdymo teritoriją su civiliam teritorijom puikiai koreliuojančią. Tada dar pabaigai apie tą mitą, kad uždara teritorija poligonas ir nieks ją negali įeiti. Kad nieks negalėtų įeiti, turbūt reikėtų aptverti tvorą ir dar viršaus koncertiną ir karių pastatyti su ginklu šauti, kad saugotų. Tai visos poligono teritorijos, šiai dienai jau 9 veikiančių poligonų teritorijos yra laisvai prieinamos visiems gyventojams. Jie gali lankytis nevaržomai, uogauti, vaistoželiauti, grybauti, fotografuoti ar stebėti gamtą ir paukščiukus ir vykstančius kitus procesus gamtoje nevaržomai. Vienintelis klausimas yra ir prašymas arba momentas, tai yra tik nevykstant kariniam pratybom. Bet vėlgi karinės pratybos nevyksta ištisai visuose poligonuose. Vyksta, jeigu mažesnio pobūdžio pratybos, vyksta mažesnėje poligono dalyje, reiškia kitoje poligono dalyje galima grybauti ir lankytis. Ir tie procesai vyksta jau 30 metų Lietuvoje ir tai nėra paslaptis ir tai yra puikiai visi šitie klausimai suderinami. Tai tiesiog. Pabaigai dar tada visiškai esminiai momentai, taip galėtumėt išskirti po porą dalykų, užakcentuoti, kodėl gamtosauga ir karinė veikla yra suderinami. 2 tokie svarbiausi argumentai. 2. Pirmas dalykas, jeigu Lietuva nebus saugi, tai ir gamta nebus saugi. Tai niekas taip nemylės Lietuvos gamtos, turbūt kaip lietuviai myli. Jeigu čia ateis okupantai, tai vienareikšmiškai nebus nei tų kurtinių, nebus nei juodų gandrų, nei pelėdų. O kitas mano, sakykime, argumentas, kurį aš atstovauju turbūt šiuo metu, tai vis tik turim ieškoti, kol mes esam Lietuva, turim ieškoti kompromisų, ieškoti būdų, kaip mes išsaugotume tą gamtą. Galbūt ta situacija po 10-20 metų duok Dieve pasikeis, gal gyvensim taikoje, ne? O kai kurie sprendimai gali būti padaryti tokie, kurie jau bus negrįžtami per skubėjimą. Tai tiesiog reikia kartais, pabandyti susėsti visiems specialistam prie vieno stalo ir pabandyti tą įspręsti, kad ir Lietuva būtų saugi, ir kurtiniai būtų saugus. Kęstuti. Aš gal sakyčiau, kad aplinkosauga be saugumo laikina, o saugumas be aplinkosaugos trumparegiškas. Na va, tai aš tikiuosi, kad tiek gamta, tiek Lietuvos žmonės būsime saugus, kurtiniai bus išsaugoti, miškų nėra tiek daug iškertama, kaip kartais yra pasakoma, dar pabaigai irgi, kad užakcentuoti, kiek kapčiamiesčio poligone planuojama iškirsti ir bendrai vesti į visą kontekstą, koks tai yra, kokia procentinė išraiška yra. Tik kaip ir minėjau, kadangi dar nėra konkrečių šaudyklų arba kitos infrastruktūros įrengimo planų ir projektų, tai truputėlį būtų tokie skaičiai nelabai tikslus, bet per 5 metus planuojama išmiškinti iki 1000 hektarų teritorijos, bet tai yra pradiniai skaičiai. Tikėtina, kad jie gali būti mažesni. Be jokios abejonės nevengsime, bet nevykdysime jokių kirtimų jautriose teritorijose, draustiniuose, rezervatuose ar kitose teritorijose, kurios yra saugotinos. Tai čia apie tai net negali būti diskusijų. Ir tai turbūt apie tos kirtimus, kad reiškia, kad tas 1000 hektarų. Gerai, tai mylim gamtą, mylim Lietuvą ir aš labai tikiu, kad labai, visų pirma, tai labai smagu matyti, kad tas
pokalbis, kaip iš pat pradžių galėjo pasirodyti, kad ornitologas čia sakys poligonui, nereikia mums poligono. Supranta visi, kodėl reikia poligono ir supranta mūsų valstybės saugumą, kad tai yra būtina, Lietuvos kariuomenė išreiškia poreikį, vieta yra strateginė, vieta yra Suvalkų koridorius, galimybė bendradarbiauti su sąjungininkais, poligonai yra steigiami ir jau yra įsteigti aplink Lietuvos perimetrą, jautriausias vietas. Lietuvoje yra daug sąjungininkų, jie niekur nedingsta, jiems taip pat reikia vietos treniruotis, o svarbiausia reikia vietos treniruotis Lietuvos kariuomeniai. Tai majorė, ačiū Jums už tarnybą, ačiū, kad saugot Lietuvą. Mariau, Jums noriu padėkoti, kad saugot mūsų visų mylimą Lietuvos gamtą. Ačiū labai už pokalbį. Ačiū, kad pakvietėt.